O čia tai keliukas. Čia tai varam. Pasaka. Gal sapnuoju. Laba. Virtis medis. Eik, tu savo kaip pralysti. Prasneštrai. Pasaka, pasaka. Ir gyvenimas gali būti pasaka. Kaip smagu minti tokiu keliuku. Tarp miškų, ežerėlių, ežerų. Tarp kaimų. Ir kalnų. Ai, tu tai sapnavau. Einam laukan papasakosiu. Nu, ku jūs, aku tujenai? Artėja kelionė dviračioko. Kokia bus, aš tai nežinau. Tikiuosi įdomi, nes viską nuspręsit jūs prenumeratoriai, jūs žiūrovai. Kiek minsiu ir kiek aš jūsų aplankysiu. Visi, kurie norėtumėt, kad aš jūs aplankyčiau, rašome man per Facebook Messengerį, arba net ir čia komentaruos, arba per elektroninį paštą. Ir aš jūs tikrai stengsiuos visus aplankyti. Kiek jūsų bus, aš nežinau. Gal iš vis nedaug, o gal ir daug. Va čia ir yra įdomiausia. Ir kiek ši kelionė užsitęs, irgi nuspręsit jūs. 1 kilometras, 1 euras. Nes aš išminu tik 2 dienam. O kiek kelionė užsitęs, spręsit jūs. 1 kilometras, 1 euras. Kiek man paaukosit, tiek papildomai kilometrų ir minsiu. Kaip su manim susisiekti ir kaip man paaukoti, viską matysite po šiuo vaizdo įrašą. Viskas bus nurodyta. Tai ką? Laukiame savaitgalio, derinsiuos prie orų, žiūrėsim, norėčiau išminti jau penktadienį, 11 ar 12 dieną. Kokie bus orai, taikytis reikės truputį prie orų. Nurkų, žiūrim, kokia ši kelionė bus. Ir kas dar įdomiausia, kad aš viską bandysiu vlogint. Ką šiandien nufilmuosiu, jūs kitą dieną matysit. O čia man bus didžiausias iššūkis. Ar jis pavyks? Nežinau, bet pasistengsiu. Tai laukiam kelionės ir žiūrime, kaip man seksis. Iki greito.